Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Noriu padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie paremėte Jaunimo naujienų anketą Patreon platformoje, tapdami Jaunimo naujienų laidos sėkiais Patreone ir pervesdami lėšas tiesioginiu bankiniu pavedimu į banko sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį auka. Nuorodos, kur galima prisidėti finansiškai prie laidų kūrimo, paliksiu vaizdo įrašo aprašyme ir komentaruose. Dalinuosi svarbia informacija apie tolimesnius darbus po protesto. Raimondas Šimaitis savo Facebook paskyroje pasidalino tokią informaciją. Dėmesio! Nekilnojamojo turto protesto organizatoriai pradeda registraciją įstatymo dėl nekilnojamojo turto neapmokestinimo parašų rinkimams. Prašau visų miestų žmonių, verslininkų, kas turite kokias patalpas, kur gali ateiti žmogus ir pasirašyti, parašyti savo kontaktus labas@atoveiksmis.lt ir nurodyti adresą. Atvešime parašų lapus, kad žmonės laisvanoriškai ateitų ir pasirašytų ties įstatymo pataisa. Žmonių prašau registruotis www.atoveiksmis.lt tam, kad jūsų paštas nepaklystų kreivų, bekrašių iniciatyvų labirintuose, kurios dirbtinai sukurtos tam, kad jūs paklystumėte. Pasklido daug iniciatyvų tam, kad žmonės nesugebėtų susiburti. Raimondas Šimaitis 2023 metais organizavo protestą prieš nekilnojamo turto mokestį, valdžia atsitraukė. Dabar vėl organizavau protestą, nesitraukė, todėl reikia priimti įstatymą. Prašau nesiblaškyti, nes jūs nori išblaškyti. Mėnesį laiko visi kartu nuoširdžiai dirbome tam, kad protestas įvyko. Ačiū visiems, kas buvote kartu, likite kartu, neįsibarstykime paskui prisiplakėlius. Prašau pasidalinti šią žinią su draugais, kad žinotų, kas yra kas. Ačiū. Vienybė mūsų stiprybė. Nuorodas paliksiu vaizdo įrašo aprašyme ir komentaruose. Prašau pasidalinti šią informaciją ir su kitais, kad kuo daugiau žmonių tai pamatytų. Iki.